Esu Vytautas Sinkevičius, teisininkas. Teko būti valstybinės derybų delegacijos dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos narių. Per tą laiką susikaupė nemažai prisiminimų, užrašų, įvairios archyvinės medžiagos. Visą tai pabandžiau išdėstyti. Manęs ir klausia, kas tie Lietuvos didieji, iš kur tu juos ištraukiai? Kas buvo jų šešėlė, ar čia tu buvai? Tai Lietuvos didieji tai tie žmonės, kurie kūrė valstybę. Tai ir Landsbergis, ir Ozolas, ir Stankevičius, ir signatarai, ir taip toliau. O šešėlė, taip, aš buvau vienas iš tų, kurie iš arti matė, kaip jie tą darė. Ir tai, ką pavyko sužinoti, tada užfiksuoti, kai ką rašiau savo dienoraščiuose, turiu kažkokių užrašų dar iš mokyklos laikų panašiai, mėginau sudėti, tai sujungti. Noras buvo paskatinti, susidomėti ir sužinoti daugiau. Tai yra mūsų istorija. Kitaip tariant, per vieno žmogaus gyvenimo patirtį, jausmus, vertinimus atsiveria tie įvykiai, kurie tada buvo. Tai yra ir labai rimtų epizodų, rimtų, kad tai labai svarbios, rimtos diskusijos, bet yra tokių ir šmaikštesnių, linksmesnių istorijų ir panašiai.